Sveiki, mielieji, čia aš, Kęstutis, ir šiandieną darau naują iššūkį, pamatysit. Tai jeigu patiks video, nepamirškit paspausti laiką, parašyti komentarą, pasidalinkit su draugais, pabandom surinkti 300 subscriberių, ačiū už gražius komentarus. Spėkit, koks bus iššūkis. Komentaras, iš kad net nežiūrėjai visą video, iš pradžių tebava, parašykit, koks iššūkis, o paskui galit. Ai, ne, pan. Nu, jo. Ne, karoči. Tai va. Na, šiaip galit parašyti. Aš sugalvojau kai ką. Tai va. Koks va. Fingers. Kepti vištienos piršteliai su sūriu. Tai va, tokie. Nu, nežinau, kiek čia bus, bet kiek bus, tiek pabandysime įveikti. Man atrodo, bus per lengva. Nu, bet vis tiek, pabandyti reikia. Pradedam valgyti. Biškė kietus, ble. Jis dar nereikia tas. Su pirštais daug skaniau. Pirmas. Skanus. Pradžių vieną iššūkį dariau, bet vieną dalį praėjau ir taip mane širdės draugė išsigando, kad kažkas man atsitiko, tai labai skubėjau namo. Žinokit, aš tokią turiu širdės draugę gerą, kad niekada tokios neturi, kaip kokią aš turiu. Tiesiog tobulė. Pasakė, kad surūpyti įsivirė, kad net man seilės varva. Dabar pažiūrėk, aš valgau. Nori? Prašau, skanaus. Imgi. Jau nebijogi. Šiandien grįžau, apsiprausiau, pasvaikščiau, paskaičiau knygą, pažiūrėjau filmą, pamaigau telefoną. Dabar iššūkį darau. Dar vieną iššūkį biškį nufilmau. Va. Bet šiandien kažkaip tai greit diena praėjo. Keista man. Penkia. Iš viso yra 21. Bet labai skanus.
Bet kai valgai su pirštai daug skaniau, ne? Kam irgi taip, kad su pirštais daug skaniau. Ar tik aš toks vienas? Biškai sunkiai slysta. Oi. Biškai ne į tą gerklę pataikiau. Oi, tu tau. Wow. Vakar kaip tą iššūkį padariau, tai planuose buvo 10. Tai nuėjau, kaip prašė širdis draugė, iki Lajų tako, iki Puntuką, tai ten pasivaikščiau, užlipau ir vėl nuslipau, tada pro tiltą praėjau, paskui taip jau iki Karalienės liūno. Buvo gražiai nuvalyta, ten pasivaikščiau, čiut nenuvirtų nuo laiptų, o paskui taip galėjau grįžti atgal, bet galvoju, pabandysiu į kitą pusę, žinai. Tai eik tu, kol aš išėjau iš to miško, pusnis iki kelių, išėjau, yra ten iš Ažuožerio pusės irgi galima ten nuvažiuoti prie Lajų tako ir taip toliau. Tai mačiau, kad tolumai stovi ženklas ir ten turėtų būti keliukas, bet ten pripustyta, kad net nesimatė, nei važiuoti nieką. Bet matas, kad kažkam į tą šoną, tai va, tai pagal tas pėdas aš per laukas, kažkokios kviečiai, kas ten buvo, ar kažkokie grūdai ten buvo pasėti, štabarai tik likę nukulti, žinai. Tai per vis tą lauką išlendau, taip, žiūriu, lemba matyti vietą. Ažuožerį, eik tada 5 kilometrai. Jo, papakur parėjau. Oje. Tai dar čia vieną didelį ratą apėjau, ir tada dar mažesnį ratą apėjau. Tai geras sportas. 17 kilometrų kablelis 1. Tai va. Dar noriu pasakyti, būkit geri, nemėtykit į mano langus sniegą ar dar kažko. Čia nėra mano būtas, aš jį namuojas. Kam jūs mėtat sniegą man į langus, ką? Ką aš jums padariau? Kad tą vakarą nedaviau jums. Man atrodo, čia tie patys, ne? Ir aš jums nedaviau. Geriau nemėtykit, supratot? Nes paskui patys turėsit problemų. Taigi čia ne mano, yra būtas. Aš jį namuojas. Tai ne tik man bus, bet ir jums. Plius. Geriau draugiškai gyvenkim, na. Nereikia tą sniegą mėtyti į langus.
kaip sakoma, kaip maži vaikai elgiatės. Kad negavot, jūs nepilnamečiai dar esat, tai va todėl. Geriau taip neselkit, nes atrodo tai dar mažesnė. Sugalvoja mėtyt sniegą į langą ir nubėga žvengdami. Džiaukitės, kad aš geras esu, tai nieko net nedaryčiau. Akis, kokį duoti, tai mažą nepasirodytų. Vienuolika jau suvalgiau. Visai tikrai labai skanus. Ir nepersivalgiau dar. Toks va, ramus video iššūkis. Patiks, paspausit. Nepatiks, nepaspausit. Tai va. Kaip aš tavęs pasiilgau, žinau. Kaip šauniai gerai buvo pakalbėti, išgirsti tavo balsą, kad neįsivaizduoji. Skraidau padebesiais danguje, 9 danguje. Šešiolika jau įveikta. Dar lieka 5. Aštuoniolika, 19, 20. Dvidešimt vienas.
lengvai ir paprastai. Čia orkai dujinė. Tai jeigu patiko šis video, nepamirškite paspausti laiką, paspausti subscribe, pabandėm surinkti 300 subscriberių. Parašykit komentarus, tokių gražių. Pasidalinkit su draugais ir susimatysim rytoj arba ne rytoj, nežinau. Čia buvo Kęstutis ir viso gero. Čiau, čiau.